Tai rungtynės buvo iš pradžių sunkios, nelabai sekėsi komandai, tik sąlygos buvo blogos, bet antram kėliny buvo daug geriau, o dabar komanda patenkinta, nes ilgą laiką buvom nelaimėję. Jautėsi jau ta įtampa kažkokia, būna, kad kartais nesiseka, bet nieko tokio atmosfera, kaip pas mus buvo komandai. Čia dėl tų pralaimėtų visų, tai nežinau, tiek mums nesisekė, kartais būdavo tų jėgų trūkdavo, ar šiaip kažkas nepasistengdavo, nepasiaugodavo dėl komandos, bet šiandien visi stengėsi, visi žaidė, atidavė visi save. Kas Rūbinėje vyko po rungtynių, ką sakė, kas kaip emocijos? Tai treneris buvo laimingas, nes jau rungtynių ilgai buvom nelaimėję, komanda irgi patenkinta, visi norėjo jau to pergalės jausmą patirti. Savo tą pirmą įvartį įmušė Širvintose, bet ten toks jau po sumaišties reikėjo tik tai bakstelti tą kamuolį iš metro į vartus, o dabar jau toks solidus įvartis, kaip tą įvartį atsiminsi, gal ateityje, kaip jis ten nutiko. Tai šitas bus man visada atsimintinas įvartis dėl to, nes tiek namų rungtynėse įmušėm ir tiek pergalę išplėšėm. Ir kaip bendrai dabar atrodo padėtis, kaip žvelgit į priekį, kaip komanda ir kokius tikslus savo keliat likusiam dalim, nes aišku išlikti reikia, bet kaip ten gal kiekvienas rungtynės žiūrit? Tai tikslas tai yra kiekvienas rungtynės išeit, kovoti ir atiduoti save, kad ir pasimti tuos 3 taškus ir visas kiek įmanoma varžybų sukovoti, kad neiškristi ir tiek, kad aukštesnę vietą paimti.